Pusėje. O, būtų! O, čia gyvovinė. Kęstutis Volbekas, bet tai nėra svarbu. Dešinysis takas, sportininkas į varžybas atvykęs iš Maskvos. Aldas Ribalius, kairiajame take klaipėdietis. O, reikia iššovę. Kol iš 13 sekundžių. Sakiau, eik iššovę. Impreza tolsta užtikrintai ir... Greitai. Net nekyla klausimų. Karolio pirmasis bandymas buvo 13 ir 60 šimtųjų. Kažinkas rado, jo pačiai žiūri. Startavo. Sportininkai greičiau sureagavo Karolis. Greičiau skirmasi 60 pėdų įvykė ir dabar laukiame finišę. Lietus, trasų drėkimo, bet aišku, visiems sąlygo šatį yra vienodas. Na, įveikus vos kelis ratus, tiksliau dar kai kas tik tai vieną ratą, kai kas 2 ratus pravažiavo, tie rezultatai gali gan kardinaliai keistis. Tai yra tik tai pati lenktynių pradžia, primenu 40 minučių, kadangi pradėjome 10 minučių po 19 valandos. Tai ši kvalifikacija turėtų ir baigtis apie 19 valandą 50 minučių. 40 minučių yra skirta visom 39 komandom. Viena komanda, berods 222, taip vadinasi, Volkswagen Beetle. Starto numeris 90 yra lyderis. X1 klasėje šiam momentui reikėtų pridurti būtent tokį žodelį lyderis Ramūnas Čepkauskas. Baltic Optical Disc Power Team komanda, starto numeris 88, atsilikimas nuo lyderio vos 1 sekundė, nepilna 1 sekundė. Toliau, 2 litrų klasėje, matau, lyderis yra Martinas Samuitis, Karolina Martin Sport, starto numeris 1. Ir netrukus
mes matyti visus 10 pamatysis. Tomas Šipkauskas vairuoja Baltic Optical Discs Bauer komandos, Algirdai Racing Akvila, 88 numerį. Barbara Saitas, 34 numeris, kol kas minutė 39. Ponas ir ponai, girdite, varikliai jau yra užvesti, čia girdisi variklių gausmas ir visai netrukus prasidės didžiosios Amtel 1000 km lenktynės. Lenktynininkai jau pasiruošę sukti apšilimo ratus, tačiau jau girdėjote, šiandieną buvo ne kartą kalbėta apie tai, kad kvalifikacija buvo taip pat be galo įdomi, kadangi neprognozuojamas oras tiesiog ėmė ir kai kam supainiojo kortas. Taigi, kaip vyko kvalifikacija, dabar mes siūlome pažiūrėti vaizdo reportažą.